Taip, čia dabar gautas toks senas langas šiandien išimtas. Kodėl bėgdavo ir išpūvė taip. Tai vat atsukau rėmelį. Va, atsukus rėmelį. Va, prabėga per. Tai tiesiog stiklo paketas iškrito. Va, dažniausiai tas va čia butila, tos atila juostelės, kaip vis butila, būna priklijuotas. Ir jų neįmanoma atplėšti. Va, o čia pakėliau. Taip, pakėliau ir... Va. Tai sako, kodėl prabėga. Tai va, jau čia tuščia buvo. Čia dar kažkas laikė, bet va. Supūna šitas reikalas. Ir pradeda tekėti. Dažniausiai galvojam, kad teka. Ir kažkur čia pateka po stiklu ir dėl to šlampo. Bet čia viskas vat yra gerai. Čia dažna klaida būdavo, kad čia pasirodavo tik skardos užleista viduje. Ir vada, kai papildomai čia būna uždėta, mes skaitydavom, kad čia pabėga. Bet čia irgi būna su butilo ta juostelė. Buvo prilipus. O viskas išdulėjo per 20 metų. Bet jeigu ir prabėga, tai kapsi ant to, į vidų nepatenka, nuteka. O dabar išleistas tas 9 procentų Veluxas, tai jis visas ištisinis stiklas. Nors teoriškai ir taip čia būdavo viskas gerai. Va. Visas butila. O jo neįmanoma būna atkabinti. Čia reikia visada valyti su peiliu. Čia jau pats atsiskyrė rėmus. Viršūnė. Dažniausiai su peiliu graundam. Tai kaip jis gali būti sandarus, jeigu jis jau... Tai va, jeigu senas langas, patarimas keisti naują ir nesuk galvos. Visas tarpinis papačia viskas gerai būna. Čia taip sudėtas jis būna. Sudėtas ir stiklo paketas gulint jo. Butilo, juostelė. Tai vanduo teka ir įteka. Nu dar taip blogai nemačiau. Net restauruoti neapsimokėti, ant tiek supuvę. Nu tokios naujienos, kad keičiam tik į naują.